Jeigu suprantat, kad žurnalistai... Aš tai vieną matau išeitį. Jeigu žurnalistai... Suvienį daugiau bendrijos narių, jeigu sakot visiems dienas, ne tipo, bet daugiau biškai, kad suvienyt, kvies normalią televiziją, komisiją, tą kvies, kur ale netidirba darbo ir kažkaip, suprantat, visada turi būti išklausomos visos pusės, ne? Mes darom, ko čia susirinkom. Nu jo, bet kaip aš dabar žmogus nueina... Roma, jūs dabar paaiškinkit tą situaciją, po to gal grįšim dar, ar ne? Tai savo situaciją ar jūsų situaciją? Ne, jūsų. Savo Romai, jo. Nes jau pusę valandos klausim. Va dabar einam 1 valandų visi ir klausim, o jau geriau, negu čia mes sėdėsim. Nes mes mes žinok, nenorim čia sėdėti, mes norim, kad žmonės žiniasklaida išgirstų, sakykime, mūsų galva realią tą situaciją, kas yra iš tikrųjų, o ne iš savivaldybės. Nes savivaldybė, kaip manipuliuoja dokumentais ir informacija. Dabar kas liečia mane, ne, reiškia mano įvykį, čia vat redaktorius aprašė, parašė. Tik rašantis. Tik rašantis. O niekad ne redaktorius. O, Jezu. Tai, žinot, yra labai paprasti dalykai. Pavyzdžiui, netgi, jeigu aš savo situaciją pradėtau, tai toks kazusas išėjo. Reiškia, mano atveju visi žino, kieno reiškia tie Marytės Biržytės 8A pastatai yra, turtas yra, visi žino. Seniūnai, merės padėjėjai. Žiūrovai gal nežino, Romai, tai tu papasako, kas ten nutiko su tos šlipui. Tai aš jo, truputį. Kadangi aš rašiau, tai aš žinau. Tai gerai, bet čia... Kaip būdavo, sakydavo, nežinom, kur yra. Vat viena problema dėl jūsų buvo, dėl to, kad jūs sakė, nežinom, kur jūs esate. Ne, rimtai, aš taip sakau, ką man sakė. Teisingai, kaip yra. Mes susirinkom sakyt tą atvirai, kas yra, kas ką sakė, kas ką girdėjo. Tai vat, nes nuo tos teisybės pradėjimo, tai ir judėjimas į priekį būtų narplioje. Reiškia, trumpai kalbant, reiškia, tai savivaldybė kreipėsi į teismą, kad atseit nežinomas šeimininkas, turtas be šeimininkės, į teismą, teismas pripažino be šeimininkių, bet pabrėžtina yra pastatus, bet neturta jame, neturta ant kiemo ir panašiai. Ir vat nuo šitos vietos, nuo to reiškia kreipimosi į teismą, tai reikėtų ir pradėti. Va čia yra dokumentai, jūs galėsit pažiūrėti, ką savivaldybė pateikė teismui. Aš pabrėžiu, kad tas pastatas, tai buvo kinofikacijos dirbtuvės garažai, jos 91 metais privatizuotos iš privatizavimo komisijos aukcione. Kai dirbo Verseckas. Kai dirbo ponas Verseckas. Jūs viską gerai žinote. Va. Savivaldybė visą tai žino. Ir aš dabar galiu pateikti dokumentus. Tai va, čia aišku yra kopijos, bet yra ir originalai. Tai va, reiškia visas aukciono dokumentai, kur yra pasiruošimas aukcionui, aukciono laimėjimas, pinigų sumokėjimas. 91 ar ne per? Jo. Aukciono laimėjimas, pinigų sumokėjimai, nuosavybės liudijimo išrašymas. Daleiskai viskas tvarkoja, jūs įsigijot, kaip toliau? Ir va, čia prasideda... Stokit, aš šiandien papildysiu, dokumentoje skaitau. Taip. Tau pridėsiu jiem, kad būtų aišku, va žemės... Tai mes pažiūrėsim, paskui patys. Pažiūrėsim. Žemės, prie jo pačio, bus įdomiau. Va žemės, reiškia Lazdijų skyrius, žemės tarnybė. Rašo Biramas vienyje. Čia parašė viską tvarkoj, žemės, reiškia, neprivatizuota, bet ir nepriskirtina laisvo fondo žemėj. Va. Dabar žiūrėkit, reiškia, prasideda... Nepriskirtina laisvo fondo žemėj. Prasideda, būtent dokumentai yra, reiškia, to pastato. Čia yra kopijos, bet jie yra ir originalus turiu, nes nenoriu vežioti su savim už tai, kad jau kartą į mašiną buvo... Detalus čia planas, ne kažkoks yra, ne? Jo.
Už tai, kad jau vieną kartą į mašiną buvo kažkas tai, nu, sakykim, gal kažko pažiūrėt, kaip... Melnikaitės gatvė dar buvo. Jo, dar Melnikaitės gatvė čia yra. Marykė. Reiškia, prasidėjo problemos tame, kada reikėjo įregistruoti, turėjo būti turtas įregistruojamas į registrų centre, tuo metu turėjo privalomos būti raudonosios linijos. Nes aš pirkau pastatą ir su jam priskirtų sklypų visu. Su sklypu. Su sklypu, suprantate. Tai buvo priskirtas sklypas, ne taip, kaip perki pastatą ir nežinai, kas čia dar bus iš to sklypo. Ne, pas mane buvo viskas pareikalauta ir netgi Verseckas tada buvo man didesnį sklypą, ten tą komisiją priskyrus, ten kino teatro pastatas yra, jeigu žinot. Tai buvo iki pačio 2 metrai nuo to pastato. Tai aš tada palikau ir į vieną, ir į kitą pusę, sakau, didelis pastatas, reikės žmogui ir stogas, ir galų gale angliai parsivežti viską. Aišku, tada ten nusipirkęs toks Masys Linas, tai jis mane iškolėjo, taip padėkojo, supranti, kad aš jam palikau, nes sako, man kandai už butelį suneš ir anglius ir padarys iš kito šono visus remontus. Futbolį. Jo, futbolį. Ir tada prasidėjo dalykai. Vat, aš, žinokit, jums rodau, vat, vienos raudonos linijos darytos, kitos raudonos linijos, trečios raudonos linijos, suprantat. Ir niekaip netinka. Tuo metu buvo ponas Selelionis, toks rimtas architektas. Niekaip nebuvo galima prieiti to, kad būtų vis dėlto patvirtintos. Netgi pats... Tai jums neregistravo kadastro registrė to įmonė, ne? Šito turto, kelintais metais. Čia pradedant nuo 92. Nes ten tais pirmais, antrais, tai dar buvo Verseckas, sako, nu tai mes čia datvarkysim, dažiūrėsim, tai dar buvo toks kaip ir guminis tampymasis, ne? O jau po to prasidėjo konkrečiai ėjimai ir konkrečiai niekada negalėjau aš prieiti to dalyko, kad būtų imta ir užregistruota. Dabar jeigu mes žiūrėtum, aš kreipęsis ne kartą, aš turiu atsakymą. O gal galite trumpai pasakyti, kiek nuo 92 kartų kreipėtės, iki kelintų metų visas atsakinėjo? 10, 15 ar kaip čia? Nu, kokie 15 ir daugiau. Nes visus merus aplankęs. Tai kame reikalas? Tai sakykit, tai tas žemės sklypas buvogi suformuluotas, viskas ten matosi pas jūs. Tai viskas suformuota. Tai kas čia kažkas norėjo? Ir dabar Masys norėjo, ar čia... Ne, Masys nenorėjo, sakau. Šitas Sabaliauskas norėjo, ar čia kas norėjo? Pirmiausia, tai norėjo architektas Selelionis. O. Tai vat Selelionis, jeigu įsivaizduojam va tą į parko pusę, tai jis pats man asmeniškai. Vat kodėl, sakykim, va čia, va, dabar ir yra, va. Tai va, kiekvieną kartą einant visi dokumentai buvo rodoma. Vat šitas, čia dar turėjo eiti toliau, reiškia per šitiek maždaug sklypą. Tai jis pas mane pats, paliktų man, ten tokie pamatai Rūsio yra su tais pamatais, nes aš, žinai, čia architektas senatvė gal pasistatysiu. Aš jau jam palikau, jis ir ant to nepasirašė, jau ką paliktas, suprantat? O tai dabar kam priklauso? Kiek palikot? Ten apie kokie 7-8 arai. O tai dabar kažkam priklauso tas? Dabar mes prieisim prie to dalyko, labai įdomiai susidėlioja. Tai turėtų būti architektui. Dabar žiūrėkit, kreipiausi. Tai gerai, žiūrėkit, aš dabar pertrauksiu šitaip. Ir jeigu paliko, tai jis vis tiek netvarkė jums sklypo. Jis netvarkė. O kodėl? Paklaus Selelionio, kodėl. Mes visi lazdijokai. Jums tai sakė dėl... Mes lazdijokai ir žinom, jis, nežinau, darė Kazimieras Jautakis. Vieną tą raudonų linijų schemą, tą bylutę darė Kazimieras Jautakis. Jautakis labai ilgai daro. Bet žinai, kaip buvo, reiškia, Kazimierai, padaryk, gerai. Taip, bet tu, sakau, eik pirmiausia paklaus pas Petrą, kaip ten bus, kad tiktų, bet čia, sakau, va jau man, viskas, aš baigėsi.
Jis nuėjo, jis sako, gerai, sutariau, va taip, va viskas bus. Jis nubraižo, atvažiavęs, pabraižo viskas. Skambinu dukam, Kazimierai. Žinok, nežinau, nepasrašo. Tai čia klausykit, vėl 15 metų vyksta tas. Aš 30 metų, 32 metus vaikštau nusipirkęs ne iš Jonaičio, Panaičio ar kito, iš savivaldybės, iš tos institucijos, kuri ir turi sutvarkyti šitą visą, švelniai pasakius, blestvą. Suprantate? Va, kur yra problema. Ir aš... Kadangi problema interesas buvo ir už tai atsirado problema. Ir žinot, kad prasideda taip ėjimas. Interesas atsirado, būtinai reikalingas prie ežero žemės sklypas. Ir baigta. Kur šio pasakoja tų visų istorijų? Čia įdomu. 9 metais kreipiuosi. Dabar vat, yra toks veikėjas įdomus, reiškia Jasiulevičius. Ir sakysim, kuris vat, šitus dokumentus ruošia teismui. Jis pats asmeniškai ruošia. Aš nesakau, kiek jau kartų pasibuvęs. Aš jam asmeniškai skundus rašęs, kad tu atsakyk, kad aš negaliu įsiforminti, kad reikia tas ir tas padaryti. Į tarybą oficialiai registruotais raštais, į tarybą jau netgi ne kažką tai kreipiasis į tarybą, kad yra tokia problema, nupirktas, nesutvarko dokumentų. Imkitės priemonių, kad aš galėtų užsiregistruoti turtą. Tylu. Netgi buvo Rytis Saladinskas, suprantate, Saladinskas, jam buvo rašyta, Saladinskas vėl informavo tarybą, kad yra tokie dalykai, reikia spręsti problemą susidariusią. Tylu, ramu. Ir mes jau čia daeinam prie įdomesnių dalykų, kaip čia, kur čia, kas tas dalykas. 12 metai. 12 metais, suprantat, ateina pas mane būtent į tą kiemą Sabaliauskas Zenonas ir sako, tai žinai, gal reikia parduoti, gal reikia ką, su tiesioginiu spaudimu, kad turtas būtų parduotas. Su tiesioginiu spaudimu. Tai kiek tau davė? Aš iki tų... Kiek tau davė, trumpiau? Aš iki tų dalykų... Jau čia taip ir sakyti. Aš irgi nesakytau, kiek man siūlė. Ne, aš iki tų dalykų... Aš klausiu, kiek tau davė. Nejaugi jūs tokia... Aš tai žinau, kad aš noriu milijono. Nejaugi jūs tokia negudri, klausėt. Aš gudriai sakau, tai kiek tau davė, siūlyt, aš tai reikalausiu milijono. Tai gal galiu paklausti, kur vietoj tas sklypas? Jis kažkokioj labai gerai vietoj? Jis remiasi į ežerą. Remiasi į ežerą? 10 žingsnių į kaip ežerą. gatvelė ir O ežerą. kurioj pusėje ežero? Už kultūros namų. Čia jeigu atvažiuotumėt nuo Lazdijų, ne, prieš pat tiltą į dešinę. Ai, čia... Ir važiuojate iki galo iki... Čia kur tualetas, prieš viskas, tas pastatas mūrinis. Stovėjo daug mašinų, paskui išvedė, aš ten pagal tas mašinas supirkdavau. Žinot, tai žinot tas mašinas. Dabar prasideda toks dalykas, žiūrėkit, 12 metais ateina Zeniukas. Aš pabrėžiu, kad tai yra mano klasiokas, ėjęs paraleliai klasiai. Taip. Mes tiek žinom, netgi buvo toks įvykis, kad 11 klasiai buvo, jis kaip patriotas iškėlė vėliavą ten miškūkio vadinamo kalno ir toks buvo Algis Gilys, saugume dirbo KGB. Reiškia, atvažiuoja į mokyklą Gilys, atvažiuoja dar Varanokas ir ieško jau Sabaliausko. Tai dar mano motina, kaip dirbo, tai dar jam padėjo išsivingiruoti, pabėgti, kad atsivestų tėvus ir to. Ne tai, kad, reiškia, mes dar ėjom. Keletas metais iškėlė vėliau. Čia jau įdomu, čia... 11 metai, tai 9 metai. 79 metai. 79 metai. Jo. Tai rezistentas buvo, tarkim, jo Nu, Zeniukas. šito atžvilgiu tai jis yra pagirtinas ir taip ėjęs tuo, bet kad 12 metais, kada aš jau jį pasiunčiu ir ten buvo toks, labai švelnus pokalbis, sakykim taip, įvardinkim mane, tai jis netgi rado, va tada jis rado, kad reiškia, aš nekeltau vėjo, čia prieš jį jam problemų nedaryta už šitus dalykus. Tada jis rado per savo
pusseserė antros eilės, kuri yra mano sesers draugė, Tai labai klasiokė. gerai, ne? Supranta, reiškia suderint, kad Zenijų, supranta, paliktų tą Zenijų ramybę. Žinoma. Paliko. Dabar žiūrėkit, prasideda 15-16 metai. Va čia yra pirmas aferos žingsnis, reiškia, kur žengiama, Parodykim, aš labai mėgstu aferas. kur žengiama, reiškia, tuo keliu, kad padaryti, kaip teisiškai, juridiškai, Be šeimininkį. bešeimininkį. Reiškia, tai pirmas, kad reiškia nežinomas savininkas. Tai va žiūrėkit, kas pasirašo po tuo aktu, reiškia, Zenonas Sabaliauskas. Mano klasiokas, reiškia, jo net mantukas. Neskaityk į seniūnų. Netgi jo mantukas ten tam, reiškia, lankėsi su jaunimu, jie ten darėsi motociklus tuos, tai va taip, visi žino. Paklausk, reiškia, praeidamas kieno ir pasakyk. Taigi seniūnas, kad Dabar- nežinosi, ne? Kas dar pasirašė? Evaldas Brusokas. O aš tai tiek. Evaldas Brusokas. 16. Pažiūrėkit metus iš tikrųjų. Pum 16 gegužės 17 dieną numeris EL12-76. Va, reiškia, Evaldas Brusokas. Evaldas Brusokas 12 metais buvo atvažiavęs tikrinti, kaip eina ta akcija Kaminukas, ar ten Pečiukas kažkoks tai. Reiškia. Tai su juo buvo kalbėta, derintas ir visa kita. Jis irgi asmeniškai žinojo. Dabar vat yra toks labai kabliukas, tai yra Kazys Jautakis, būdamas, reiškia, teritorijų planavimo ir statybų kontrolės, įėjo į tą, reiškia, komisiją, jis pasirašė ir parašė prierašą, kad šiuo pastatu naudojasi tas žmogus, gyvena ten, reiškia, o žodžiu jam paaiškino viską, sako, taigi jūs patys darot problemas, kad žmogus niekam negali šitiek metų įsiregistruoti turto. Tai ką jūs čia dabar dar be nežinomų šeimininkų ar dar kažko tai daro. Tai jie visi tuos sužinojo. Dabar toliau lipant Lina Žukauskienė. Tai buvo tada regioninio parko direktorė. Ne kartą dėl medžių pjaustymo, nes pas juos kažkaip tai tokios mintys tam regioniniam, kad verčiau apipjaustykim, o po to žiūrėsim, kas bus. Medis atgal jo nepriverysi, nepriklijuosi šakų. Tai nekartą ginčytasi, nekartą aiškita, kur yra teritorija, kur baigėsi mano, kur ką, nekartą rodyti dokumentai. Netgi buvo toks faktas, kaip jos ten yra želdinių, kažkokia tai atsakinga bandė apipjaustyti, reiškia, medžius, čia Liepas, kur į tą vadinamą, kai mes vadinam Žydų škalą, kur medinis pastatas yra link centrinės gatvės. Reiškia, tai buvo toks dalykas, kad aš su visais dokumentais, originalais, nuėjau pas ją, pasidedu. Va, žiūrėk, Lina, tas yra, apie ką čia kalbat, kokius čia jūs, kur nulinkus, nupjaukim, kas yra, bet negadykim medžių, nes jis atgal negalima atsukti laiko. Aišku, tada jinai pareikalavo, kad dokumentus aš paliktau, aš jai nepalikau tų dokumentų, nes, paimk ir palik visus aukcionų dokumentus. O kodėl nepalikai kopijų? O kodėl aš jai turiu palikti? Čia neturėjęs. Ji nėjo kalba apie, jinai nėjo tada kalba apie kopijas, apie kažkokias tai patvirtinančius dalykus. Jinai galėjo pasidaryti tas kopijas pati, kadangi aparatas yra vietoj. Palik dokumentus, mes pažiūrėsim. Šitaip. Tokio dalyko, sorry. Durnių iš mane. Kas liečia Liną Žukauskienę, tai visi atsimename tą liūdną dalyką, kai nuskendo regioninio direktorius. Ir gavo, bet Veisiejų aš turiu omeny, reiškia, ir gavosi toks dalykas, kad ten buvo suklastoti dokumentai, kad jis ten vykdė užduotis tarnybinės, visa kita. Dabar išėjo iki to, kad, reiškia, Linai buvo iškelta byla, papuolė į teismą. Ir va čia vėl tokis labai įdomus dalykas, kad, reiškia, teisme teisė Irma Plekaitinė, o laiduoja už tą Liną, reiškia, Zenius. Po to Zenius statosi tas visas pirtis, visokius velnius, o Lina nieko nemato.
Tai va toks yra dalykas. Dabar toliau yra. Algirdas Kazilionis. Nu, gal žmogus ir nežinojo, sakykime, ne, jisai, bet po jautokio reiškia paaiškinimo, tai jis tikrai sužinojo, kad kažkas biški gal ne taip, ne, jau jeigu ne 100%. Ir komisijos pirmininką Zita Klimaitė. Jinai irgi taip pat. Tačiau vat, visi kažkodėl tai pasirašė. Visi. Tai yra dokumentų klastojimas. Tai reiškia, žinant tikrą tiesą ir dėt po melagingų tekstų parašą, tai yra nusikalstama veika. Tai palauk, Vienareikšmiškai. o dar Lietuvoje jos nėra, kad jinai toliau tęsima. E, Prezidentas Nausėda meluoja, ne? Suraškevičius išlošė kavą, ne? Ir nevėlė. Nu, Dabar, kas liečia šitus dalykus, reiškia, tai būtent va, tą teisminį kelią, aš reiškia sužinau, kad įvyko teismas kažkokis, įvyko kažkas, tai 22 metų 11.13 apie 11 vakare. Man sūnėnas paskambina, sako, žiūrėk, čia lyg tai mašinos kaip ir tavo, kažkas veža, ar tu čia, ar kaip yra Facebook'e sumestos, nuotraukos sukeltos. Tada peržiūrėjau, jo, autobusas mano, tas mano ir taip toliau einasi. Sarga, plakit, labai įdomu, reiškia, buvo teismas, jūs nekvietė? Ne. Nu. Nes tipo be šeimininkais, ne? Be šeimininkais. Atsičiagnoju aš tau. Ne? Nu kaip nerado, jeigu Zėdžius 12 metais, tai jis... Norėjo žino, pirkti kaip taip. rasto. Neparašo. Išvežė Dabar žiūrėkit, dabar- Tai 12 Žiūrėkit, dabar metais, iš kada... kitos pusės, ką ten tie savivaldybės sako. Sako, kad visi raštai apie jūsų tą, reiškia, tą turtą, tą pastatą, vis siųsti, grįždavo. Palauk. Dabar pasakykit, kaip čia yra, kad Negrįždavo. grįždavo, kad nerastas žmogus. Kaip dabar ten buvo? Ar buvo kažkas, ar nebuvo? Kiek kartų aš važiavęs per Veisiejus ir matau Zenių? Tai ne kartą. Tai Zenius žino, važiuoja Romas, palauk, tai yra. Ateik, čia yra problema. 12 metais įvyko dar vienas kazusas. Tai būtent va tą už to kino teatro visą Zenius prasuko aferą ir atidavė visą tą sklypą, padarė, reiškia, tam Masiui Linui. Atidavė. Ten netgi yra pamatai, kurie priklauso būtent prie mano pastatų. Rūsio pamatai. Aš tada su juo ginčinausi, nu, irgi taip švelniai, gražiai, žinot, su šypsenom, giliom ir visa kita. Tai jis irgi žinojo. Veisiejuose negalima nežinoti. Negalima nežinoti. 2000 buvo, o dabar ten gal 1000 liko. Tuo labiau, kad tų pažįstamų vieni kitus pažįsta. Jo kaimynė, mano klasiokė, tikrai jau klasiokė. Visi tam dalykė sukamės. Gudžiausko Gedas vėl važinėja ir per visur. Komarūno Kestas, visi. Nu visi žmonės mes sukamės tam dalykė. Ir tas pasakymas, kad mes nežinom, tai visą šitą apibūdina va šiti parašai. Jeigu aš pasirašau žinodamas, kam tas turtas priklauso ir pasirašau, kad jis nežinau, tai vat būtent visus jų ir pasako. Dabar jūs sakot, kad aš nežinojau teisme. Tai jūs dabar raskit man, o čia yra aukciono dokumentai, kurie yra. Tai jūs man raskit, kad aukcione yra pridėta būtent vat šiti dokumentai, kad tai buvo aukcionas, taip čia kažkas tai jį laimėjo, taip kažkas nusipirko. Nėra. Tai jeigu teisėja būtų pamačiusi, jo, yra, palaukit, čia kažkas tai pirko, nepirko, kažkokie tai dalykai yra. Ko nėra? Aukcionų Prie dokumentų. dokumentų teismai nebuvo aukcionų dokumentų. Tai va, Nebuvo. visi dokumentai, atsiprašau, visi dokumentai, kurie pateikti teismui. Visi be išimties. O va šitie aukcionų visų dokumentai, kurie yra, jų nėra. Va, aukciono dokumentai. Va čia va yra aukciono dokumentų kopijos. Perdaug. Ja. Va jūs raskit, kur yra, va sakykime, va čia va yra tie dokumentai. Jų nėra. Nu, tai pamiršo pateikti, ir Tai va, mano byla Ir pamiršo. va šitą dalyką, ten netgi yra
įgaliojimas, kad Jašilaitį kaip juristas, reiškia, turi ruošti dokumentus, visą kitą. Žmogus, kurį trūkus kantrybei, jau ten mes taip švelniai kalbėjomės, kad ko gero, mažai trūko iki to, kad gal ir greitosios reikėtų, sakykime, gal širdies smūgis būtų buvęs kam nors, suprant. Ir to dalyko neatsimyt, kada pasieini ne kartą, ne 2, 10 kartų. Jis sąmoningai suklastojo dokumentus teismui. Sąmoningai. Neatsitiktinai. Galima sakyti, kad atsitiktinai kažko vieno dokumento neįkėlė kito. Bet jeigu visos apimties aukciono savininkų kreipimosi tiesiogiai jam rašytų skundų tarybai nėra apskritai teismo dokumentus. Tai Romai, reikėjo tada prašyti atnaujintą bylą, tarkim, dėl šitų aplinkybių visų. Dabar tu man pasakyk, va čia parašyta, pastato savininkas Romas Valevičius gyventant žvejų. Čia parašyta žodis savininkas? Ar kokis čia? Pastato nuosavybė? Ne, pastatų. Va tavo pagrindas, visas aktas patvirtina žmogus, kad yra savininkas. Ne, Tai nuo įsigijimo, pavyzdžiui, kai įsigijot aukciono būdu, per kiek laiko reikia įsiregistruoti? Tai pagrindinė esmė, tai kad neįregistravom niekaip Žiūrėkit. Pirmiausia, tai buvo, ten nebuvo, ten per pusę metų turėjai kažkokius dokumentus pateikti registrą, ne? Ir tada pradėjau strikti su vienu dalyku, kad reiškia raudonų linijų, tu niekaip mane sutvarko, kad aš galėčiau oficialiai, normaliai. Sakykime, aš turiu prasibraižyti, ne jau, aišku, pirmiausia turėjo padaryti privatizavimo komisiją. Visą tą jau pilnai, ne? Bet mano buvo pirmas aukcionas. Galbūt žmonės, aišku, kad nežinojo, tokius, kaip sako, lepsusas, blynas. Aš nieko nesakau. Bet po to, žiūrėkit, netgi yra numeriai, Gabrienės numeris, čia kaip šviesa, taip ir reikia. Gabrienės numeris, kad taip, jinai moteris sako, ateik, aš tau kažkaip tai įregistruosiu. Kodėl aš turiu eiti ir kažkokią aferą daryti, jeigu reikia, normaliai. Aš aukcioną ant tiek sąžiningai kėliau ir laimėjau. Aš už jį sumokėjau tais laikais 4-3 kambarių butų kainą Laisvės alėjos. Bet brangusis, tai tu Laisvės alėjoj. registruoti savo Labai atsiprašau, tai kiek jūs taip su viskus minat biurokratinius šitus kiek metų? Kiek? 30. 30, ne? Visą gyvenimą. 30 metų. Bet aš gal turėsiu net atsiprašyti, aš nesupratau dabar. Tai tas, kur dabar ten sudegęs namas ir kur ta nevasina, tai ten jūsų, ar kaip ten skaitas, ne ten? Kokia nieva, nevos ten nieva. Ne, jau išvežti visi. Dabar žiūrėkit. A, tai ne tas skaitas. Viskas išvežta. Dabar žiūrėkit, toliau einant. Kur kaminas likęs, tokį prie kultūros centro, ne? Nu tai žinau, aš tai. Toliau einant per šitas peripetijas visas. Reiškia, 18 metais buvo padegti garažai. Policija net jau trūko kantrybės, aš juos tiesiai šviesiai pasiunčiau ten, kur Valvina pasiuntė Sauliukas. Pirmiausia buvo taip, čia užsidegė nuo elektros. Sakau, elektra skydinė atjungta, skydinė už 30 kelių metrų. Ne, aha. Tai tada užsidegė nuo mašinų. Sakiau, žinok, 14-12 ten metais tokie kandukai akumuliatorius pavogė. Sakau, visus akumuliatorius išėmęs, kad nekiltų pagunda, nėra nuo ko. Nu tai gal tada padegė. Ir po šiai dienai ta byla taip ir kabo. Nėra ištirta nieko, netgi tų. Aš, pavyzdžiui, jau šiai dienai galiu pasakyti, aš žinau, kas padegė. Aš žinau, kas organizavo. Nu tai kas? Ir čia yra vienas dalyvavęs, tai yra netgi merės giminaitis. Zenius vienoje vietoje, netgi ne vienoje vietoje, per antikorupcijos posėdį. Jis pats išsitarė, kad čia mus kaltina, bet mes, išsitarė pats, kad jo irgi ausys čia kyšo. Jis žino, jis matęs, jis viską tą situaciją irgi žino.
Dabar jeigu eitum toliau, Tai gerai, kai buvo gaisras, tai pavyzdžiui, gaisrininkai, vis tiek su jum bendravo. tai gaisrininkai vienareikšmiškai Palaukit, pasakė. tai jūs tada gyvenot veisiejuose, Jo, remontavot mašinas. taip. Tai tada atvažiavo gaisrininkai, vis tiek matyt paklausti, kaip tada buvo. Atsiprašau, galima, kad, ta prasme, aš nieko negirdžiu, tarkim, jo per jūsų tos plepalus. Tada po pačio gaisro, gal prisimenat, kas tada buvo? Nu kas, gaisras buvo. Aš apie jį rašiau, bet aš noriu paklausti, jūs apklausė, jūs pasakėt, kas ko jūs bent įtarėt. Aš žinau, gaisrininkai priima beveik už tikrą, ką pasako savininkas. Ne, buvo vienareikšmiškai pasakyta, kad yra padegimas, nes man iš karto vakare padegė, ant rytojus ryte skambina, nu tai gal dabar parduosi. Ne, tai iki teisminio tyrimo turi Nu būti ir, nu aišku, aš jį išvados. pasitikėjau. Bet tai yra padegimas. Yra žmonės, yra telefonas žinomas, yra viskas. Taip, nu gal dabar parduosi. Aišku, nu, sugestijų galim visokių susigalvoti, bet aš tai grinai sieju su tuo, nes Senaties terminai. negali būti, reiškia, kad nėra nuo ko užsidegti, nei elektros, nei akumuliatorių, nei nieko ir vis tiek užsidega. Taip. Aišku, vat po šito dalyko, kadangi tyrė tokia Pauliukonytė šitą dalyką, jinai nieko nepadarė praktiškai. Aš žinau, aš jai sakęs, jinai nežino, toks Rimgaudas Pileckas su ja dirbo. Jis man skambinėdavo ir primiktinai, kad čia savaiminis užsidegimas, kad tas anas. Pagaliau, reiškia, gaisrininkai priėjo pagal savo... Jis tyrėjų dirbo. Jo, tyrėjai. Tai Pauliukonytė ir jie abudu. Nu, jis buvo, kaip skaitėsi, kriminalistas, gal toks daugiau, kaip sako, faktų ieškotojas ir ten nardytojas po tuos šiukšlynus daugiau. Tai, bet jis man primiktinai, kad tai čia savaiminis užsidegimas. Kada jau gaisrininkai pasakė, taip, čia yra padegimas, tyčinis padegimas garažo. Tada jau jie baigė ir viską numetė į šiukšlyną. Aišku, po Rimgaudo tų skambučių ir visko aš netgi atsisakiau su jais bendrauti, nes nesimato tikslo rezono tokio, kad kažką tai prieisi bus tik bėgiojimai, ten, kaip sako, iš tuščio į kiaurą pilstymas ir vis tiek finišas tas pats. Ir va šitoj vietoj vėlgi toks niuansas išlenda, kad savivaldybė šiuo atveju, kadangi jinai neturi netgi klausimo policijai, ar tyrimas baigtas, ar kokia situacija, ar mes galim kažką tai daryti. Jinai sunaikino gaisro pėdsakus ir įrodymus tos apimties turto, kas ten buvo ir kas ten sudegė. Aš pats žinokit, ten nejau nieko neėmiau, nu, kad būtų tas išliktų viskas iki galo, suprantat. O jie tą sunaikino ir jie sąmoningai sunaikino. Išvežė mašiną. Tai mašinos tai yra pats mažiausias dalykas. Ten turto viduj buvo tiek, kiek tos mašinos ir daugiau. Ką norėčiau patvirtinti ir aš, kadangi aš pas Sabaliauską Zenoną prašiau, kad irgi sudegus į namuką privatizacijos komisijos pirmininko Versecko sodo sklype sutvarkytų šiukšles, išvežtų tą šiukšles. Tai Sabaliauskas Zenonas man pareiškė, kad jis negali tų šiukšlių tvarkyti, kadangi reiškia, kad tvarkė Romo Balevičiaus garažus kiemą jau tipo vežė šiukšles, tiksliau turtą, reiškia, jį policija užėjo ir, reiškia, jam uždraudė toliau tą reiškia, aplinką garažų tvarkyti. Taip pat Sabaliauskas man pasakė, reiškia, netvarkys ir tuo inicijuodamas, kad jis negali ir sode tvarkyti tipo tų po gaisro likusių šiukšlių. Dabar einant toliau, tai reiškia, gaunasi iš vis toks kazusas, kadangi savivaldybė sąmoningai, žinot, mes, kas nedirba, tas neklysta. Yra toks priežodis, patarlė ir taip yra, reiškia. Bet jeigu
čia yra sąmoningai buvo nepateikta privatizavimo komisijos dokumentai, kad būtų galima suklaidinti teismą. Aš kitaip nors pabrėžtinai aš sakau, kad pati Irma Plekaitinė teisėja, jinai žinojo, kieno ten yra garažai ir turtas. Jie asmeniškai irgi žinojo. Kada aš sužinojau šitą dalyką, tai ten turėtų būti ir teismo nutartis tuose dokumentuose. Tai teismas priėmė sprendimą, reiškia, kad pastatą, ten garažą dirbtuvės pripažinti bešeimininkiu, bet ne turtą. Dabar vėl su tuo turtu prasideda toks gražus, įdomus žaidimėlis. Reiškia, utilizacijai, reiškia, turėjo sudaryti rangos sutartis ir visa kita. Bet iki to yra toks 2004 metų gegužės 24 6 dieną paskelbta, tai įgalioja nuo 26 dienos 634 teisės aktas vyriausybės. Ten yra aiškiai, reiškia, nurodyta, kaip, kas, kur elgiamasi su bešeimininkių turtu. Tai tas visas mašinas jie turėjo sandėliuoti, ieškoti savininkų pagal numerius. Jeigu identifikavimo numerį turi daiktas, nesvarbu, kompas, laikrodį, tas reiškia pagal tą numerį mašinos visos su kėbulų numeriais, dauguma su valstybiniais numeriais. Surast, kam ta mašina priklauso, tai yra tiek užtrunka, kad viršininkui paskambėk, yra problema. Bet tai jum priklausė. Ne, tai jeigu aš... Jūs nusipirkę buvo, ar ne? Taip, jeigu atvirai, taip. Taip, ten viskas mano, aš žinau. Ir ten buvo surinktos vienetinės mašinos, sakykime, 21 Volga, tai 21 yra daug, ten taip, su saugos diržais. Volga su saugos diržais? 21 Volga su saugos diržais originaliais. Suprantate? Tai, 23 Volgos kėbulas. Tai 23 Volga tai yra ta vadinama KGB su 5,5 motoro ir automatinė dėžė, ten kur tas visos vadinamas daganialkos, konvojaus mašinas ir visa kita. Pabaltijį. Kiek jūs galite įvardyti, kiek ten tų mašinų, aš dabar neprisimenu buvo? Ten 12. 12. Bet čia nesudegusiu, ne? Ne, čia rėmai, žinai, tokie. Ne, tai ten yra dirbtuvės, tai pavyzdžiui, viena Volga išviryta, viskas tik remontuojama, ne? Ir po to gaisro jinai taip stovi. Tai jūs užsiėmėt tų automobilių Restauravimu. Tokią chronišką ligą turiu, suprantate. Gerai, bet girdėjau, kad jūs žinot, kur tie automobiliai. Taip. Aš jums papasakosiu, reiškia, kada turėjo būti tie daiktai, reiškia, saugomi, sudarė sutartį. Tai Indrė Dominienė. Jie to nepadarė, iš karto nuvežė į... Taip, į laužą. Kad nesandėliavo. Aš nežinau, į Palinkį ir kur. Ne. Nežinau. Čia labai brangus. Dabar žiūrėkit, eina toks dalykas. Aš netgi pirmadienį atvažiuoju, jau matau, jie darbuojasi vėl ir nufilmavau. Tai Aurimas, reiškia, įdėjo savo portalą, tai jūs galėsit pasižiūrėti, duos ten tas nuorodas. Vacys Petruškevičius. Aš jį filmuoju, sakau, tai Vacys. Lazdista. Tai Vacys, kur, va čia variklis stovėjo, va čia, kur yra. Nieko nežinau. Eik savivaldybei. Nieko nežinau. Tai sakau, kokie dokumentai pas tavį yra, kad tu čia gali kažką tai daryti. Nieko nežinau, savivaldybei. Viską. Tai jeigu žmogus kažką tai būtų dokumentus, kaip redaktorius sako, kad jis turėtų dokumentus, sakyk, palauk, aš atvešiu. Aš laimėjau ten konkursą, žiūrėk, mums tokias yra specifikacija, darbų tas. Aš šitų dokumentų, sutarties ir specifikacijos pas merę nuo 11, ten sakykime, apie 20 dieną, tai iki rugpjūčio